Sveiki! Šiandien jums noriu pristatyti vieną iš nuostabiausių projektų, kurie yra atlikti Molėtų rajone. Tai naujos statybos kotedžinio tipo namai, esantys Ažubalių kaime. Atstumas nuo Molėtų maždaug apie 2 kilometrus. Štai kaip matote, labai graži aplinka, labai graži gamta. Namai yra atokiau nuo kaimynų, pakankamai daug erdvės. Prie kiekvieno kotedžo priklauso po 15 arų žemės sklypas, o vieno kotedžo plotas yra maždaug apie 150 kvadratinių metrų. Pačiame kotedže yra suplanuota taip, kad yra 3 miegamieji kambariai, virtuvės ir svetainės bendra erdvė. Tai štai dabar užeikime vidų ir pasižiūrėkim, kaip čia viskas yra realiai. Štai, kaip matote, yra koridorinė sistema. Lubos ir sienos yra gražiai sutvarkytos, sienos yra išlygintos, ištinkuotos, praktiškai galite dėti savo norimą spalvą. Na ir pasižiūrėkim, kasgi čia yra. Štai po dešinę pusę, kaip matom, yra vienas miegamasis kambarys, pakankamai erdvus, jisai turi nišą, kurioje galite įtaisyti tą, kas jums patogu, ar spintą, ar kažkokį tai laisvalaikio leidimo vietą. Štai čia yra galimybė dar įsirengti patogumus su visom ventiliacijom, su viskuo. Kaip matot, visur tvarkingai yra išvedžioti elektros laidai ir taip pat vandentiekio kanalizacijos sistemos. Tik aišku, jei jūs pro duris yra garažo patalpa, čia jūs galite žiemai įvaryti savo automobilį, kas norite, galite ir vasarai. Bet galite tiesiog į garažą patekti. Va, dar vienas miegamasis po dešinę pusę, irgi turi nedidelę nišą. Gal patogu būtų įsidėti spintą ar kažkaip. Labai gražus vaizdai pro langus, taip jauku ir gera. Taip pat grįžtame atgal į koridorių. Po kairę pusę yra tualeto patalpa, čia jau prie bendrų miegamųjų, irgi įvestas vandentiekis, kanalizacija ir ventiliacijos anga. Dar vienas miegamasis, jau trečiasis. Va, tiesiog labai viskas patogiai padaryta, funkcionaliai ir labai taupančiai erdvę. Štai čia yra vonios kambarys, taipogi čia gali stovėti jūsų skalbyklė, kaip matot, vandentiekis, kanalizacija, viskas yra įvesta. Tiesiog reikia įsirinkti tą, ko jūs norit. Ir patenkam į patį gražiausią virtuvės ir svetainės kambarį su labai gražiais vaizdais į gamtą. Taip pat, reiškia, yra ir išėjimai tiesioginiai. Galima pasigėrėti, va dabar kaip tik rudenio vaizdai, tai labai gražus tvenkinys, spalvoti medžių lapai, matot, visur yra lubos sutvarkytos, sienos, kaip jau dar pasikartosiu, kad galima tiesiog užsidėti savo spalvą ir mėgautis čia gyvenimu. Na, pro mažas durytes galima išeiti į lauko terasą. Kaip matot, čia yra niša skirta šitam būtent kotedžui, galite pasidaryti poilsio kampelį su lauko baldais. Va. Ir mėgautis poilsiu gamtoje, kepti dešreles ar dar kažką, ar daržovės, kas ką mėgstat. Va, tiesiog taip labai gražu. Galim dar truputį apeiti aplink patį namą. Vat, viskas yra be galo gražiai, kruopščiai padaryta. Sudėtos plytelės einant aplink namą. Viskas yra labai patogu. Vėlgi yra stoginė dar. Tai štai, viskas yra gražiai įrengta ir labai laukia naujų šeimininkų. Prašau, atvažiuokit, kurkitės. Liko tik labai nedaug. Įdėti savo skonį, įdėti savo spalvą, įdėti savo svajonę. Ir jūs galėsit gyventi šitose jaukiuose svajonių namuose.